Laida remiama Medijų rėmimo fondo. Labadiena, Dekstra FM klausytojai, kaip visada, ketvirtadienis ir čia žurnalistų namai, aš Darius Lukaševičius. Kalbamės apie ne tik žurnalistiką, aišku, apie svarbiausius ir aktualiausius įvykius. Jūs galite ne tik klausyti radio stotyje, bet ir pasižiūrėti su vaizdeliu Facebook'e, YouTube'e arba geriausias variantas, aišku, yra Ekstra FM tinklapyje. Na, o šiandien studijoje gan senas pažįstamas mano kolega Vidas Rachlevičius. Labadiena. Labadiena, labas. Na, kaip sakiau, prieš laidą sveikindamiesi, sakėm, 100 metų, na ne 100, bet jau 30 tai turbūt yra, kaip gyvai nebendravo. Turbūt, jo. Tai jaunesniems klausytojams pasakysiu, kad mes buvom tarp tų 8 turbūt žurnalistų, kurie pirmieji sovietinės LRT eteryje pradėjome vesti laidas. Nes iki to tai būdavo atrinkti diktoriai, ne? Kiek aš prisimenu. Aš atsimenu, tu buvai Labo ryto vedėjas, o aš ten atliekdavau ryte apžvelgti užsienio įvykius, jo, ten buvo toksai, laisvėjimo, reiškia, etapas jau. Taip. Kažkur turiu nuotrauką, kaip mes ten sėdim prie to plastikinio tokio gaublio, ten dekoracija buvo tokia. Teisėjo pasakius, aš kelias klaidas grubės eterėje gyvenime esu padaręs ir viena iš grubiausių, kurį visam gyvenimui įstrigo ir pasimokiau, tai kai aš užmiršau tavo vardą. Ir man reikės nepristatyti, ir ačiū Dievui, tu gan greit susigaudai po netrumpos pauzės ir pats prisistatėjai. Tai nuo to laiko aš visą laiką jau pašnekovų ir reikia, aš visada užsirašau. Nors atrodo, kad žmogų pažįsti seniai, bet matai, būna ir taip. Jeigu turi minutėlę, aš dar priminsiu, o aš esu padaręs klaidą, čia buvo ne su tavim, bet jūs ten keisdavotės tuo Labo ryto vedėju ir čia su kitų vedėjų. Ir aš kažkaip buvau pametęs laikrodį ir olimpinis čempionas Umaras man paskolino savo tokį labai gudrų tiem laikams, toks dabar maždaug kaip smartwatch maždaug kažką. Ir velnės, ir aš kažkaip tai nepagalvojau, ir ten buvo 8 valandai nustatytas žadintuvas. Ir aš tuo metu kaip tik kalbu ir tas laikrodis pradeda įkyriai pipsėti. O aš kadangi kalbu tiesioginis eteris, dar tiek suprantu, aš ten pradėjau kažką kalbėdamas maigyt, kažką maigyt, kažką ten, žodžiu, po kokių 15 sekundžių numaigiau, tai tas kolega daugiau manęs į laidas nekvietė, o aš po to grįžau į savo darbą į redakciją, visi sako, klausyk, bet kaip fainai LRT padarė, kai tu kalbėjai, buvo tiksliai 8 ir jie davė tokį signalą apipsėjimą, žinai, pasižiūrėt, kad, žodžiu, jo, televizija kupina visokių įdomių dalykų, jo. Gerai, bet smagius prisiminimus į šalį, iš tikrųjų šiandien kalbam gal nelabai apie smagų dalyką. Pats kaip likai besidomintis tarptautiniais įvykiais, kaip buvai, kaip domėjais, taip ir likai. Ir iš tikrųjų seki žiniasklaidą tiek Lietuvos, manau, bet taip pat ir Jungtinių Amerikos valstijų bei Didžiosios Britanijos. Taigi, kaip tau atrodo ta situacija šiandien, kai Jungtinės Amerikos valstijos iš principo turbūt 180 laipsnių keičia savo užsienio politiką? Aš vengiu tokių kategoriškų pareiškimų ir visa kita, tai ir keičia, nekeičia. Kol kas, jeigu mes taip atidžiai pasižiūrėsime, kol kas mes matome ir girdime tik kalbas. Esminio pokyčio, kad būtų jisai kažkokiais faktais arba veiksmais pagristo, kaip ir nėra, nes, tarkim, kol kas vyksta tik tai, žodžių mūšis, daug visokių judesių. Aš esu linkęs pritarti, visokių mano gerbiamų analitikų turbūt terminai, kad ta politika yra performatuojama. Jinai iš tikrųjų yra performatuojama, viskas iš esmės keičiasi ir aš manau, kad mes dabar esam tokioje nežinomybės fazėje, ką patvirtina, pavyzdžiui, šiandien ir susitikęs su NATO generaliniu sekretorium Lenkijos prezidentas, kad mes nežinome būsimų scenarijų. Tai aš manyčiau, dabar yra toks kalbų metas, mes esam dideliai nežinomybei ir tikrai niekas dabar kategoriškai griežtai nepasakys bus taip ar anaip. Mes nežinom. Mes tiesiog nežinom ir stebim ir aš manau, tai būtų pati protingiausia pozicija ir laikysena stebėti, klausyti ir bandyti suprasti, kas vyksta, o tada atsižvelgiant į tai, kad mes maži ir nuo mūsų tikrai
daug kas nepriklauso, tada dėliotis savo kažkokius galimus scenarijus. Būtų viskas nedidelė problema, jeigu mes kalbėtumėme apie taikos metą. Deja, mes negyvename, jau turbūt drąsiai galime konstatuoti, kad jokios taikos metu mes negyvename. Ir tai, kas vyksta Jungtinių Amerikos valstijų viduje, tai, kas vyksta, sakykime, kad ir prekybiniuose karuose, kurie yra, itin keisti šiandien, tai vis tik tai mažiau turbūt mus liečia ir mažiau jaudina, bet štai karas Ukrainoje. Tai aš siečiau tą temą tiesiogiai su Lietuvos nepriklausomybės ateitim ir galimybę išgyventi Lietuvai. Tai čia man nelabai patinka, kas yra šnekama ir, pavyzdžiui, kai pasakoma, kad Ukraina be reikalo pradėjo karą. Taip, mes girdim iš už Atlanto tai, ko niekada negirdėjom, gal ko visai nesitikėjom girdėti. Tai mus šokiruoja, tai mus neramina, visa tai yra suprantama. Bet aš kažkaip, žiūriu į tai truputėlį per atstumą, nes nėra konkrečių dar veiksmų. Jokių realių veiksmų nėra. Mes dabar tik tai laukiam, kas gali būti. Ginklų tiekimas buvo susakytas. Man atrodo, didžiausia problema yra Lietuvos žiniasklaidos, politikos, visuomenės veikėjų, kad mes nebandome suprasti Amerikos. Ta prasme, kas ją stumia, kas ją motyvuoja, kokios yra tų pareiškimų priežastys, kaip mes galėtumėm čia kažkaip gudriai išlaviruoti. Jeigu tu nepažįsti situacijos žmonių, visą kitą, tai yra, tu negali efektyviai dirbti ir, kaip sakyt, dirbti su mūsų saugumu. Pavyzdžiui, geriausias pavyzdys, ne? Vencas Miuncheno konferencijoje ten sudaužė Europą, sulygino su žemėm, švelniai tariant, įžeidė. Europiečiai liko įsižeidę, nes tai susidūrė dvi diametraliai priešingos ideologijos, pasaulėžiūros, politikos, viskas. Niekas, tai ką kalbėjo Vencas, niekas nesutampa su Europą. Tai yra vienas dalykas. Kas atsitiko pas mus? Vencas buvo įrašytas į tautos priešų sąrašą ir, pavyzdžiui, Lietuvoje buvo išimta iš prekybos knyga, kurią išleido leidykla Sofoklis, ta Venco garsioji, dėl kurios jis ir išgarsėjo. Ta knyga paaiškina jo visą pasaulėžiūrą, jo tą tokį neapykantą skurdui, biurokratijai ir visiems kitiems dalykams. Tai Lietuvoje ta knyga buvo uždrausta ir visi rašė Vencą į tautos priešų sąrašus. Tuo tarpu Britanijai po tų visų skandalų ir ypač po to susitikimo su Zelenskiu Baltuosiuose rūmuose garsiojo, didžioji žiniasklaida, didžiausi laikraščiai puolė analizuoti tą knygą ir bandydami suprasti, kas atsitiko ir kodėl svarbiausiai atsitiko. Ir matai, yra pagrindinis, aš ką matau, Lietuvos žiniasklaidos principas ir, pavyzdžiui, Britų žiniasklaidos, tos kokybiškos. Yra toks angliškas posakis, kad aš klausau ne tam, kad atsikirščiau, aš klausau tam, kad suprasčiau. Lietuvoje to nėra. Nė viena žiniasklaidos priemonė neišanalizavo tos knygos, nebandė suprasti, nebandė paaiškinti. Tad, ta prasme, mes nenorime, kategoriškai atmetame tikrovę, kuri mums nepatinka, kuri galbūt mums yra pavojinga, kuri galbūt mums nekomfortiška. Bet mes turime ją suprasti, kitaip mes nesugebėsim su ta tikrove nurasti kažkokių sąlyčio taškų, o su ją dirbti reikės. Tu Amerikos nenustumsi, tu gali rėkti kiek nori ant jos, bet Amerika yra Amerika ir be jos mes, Tai aš manau, tas yra pagrindinis. Kad mes ją nustumsim, o jį mus paliks. Bet tačiau užkabinai ir 3 temas. Pirma turbūt yra ta, kad iš viso knygą kokią nors drausti, net jeigu tai yra Mein Kampf yra kvailystė. Mano požiūriu. Nes antra uždrausti knygą Amerikos viceprezidento, kuris yra mūsų valstybės, kuris yra didžiausias mūsų strateginis partneris ir visos vėlės gynyboje yra Jungtinės Amerikos valstijos. Antra kvailystė turbūt. Sutinku. Ir
Tai, kad neanalizuojam Venso, irgi yra, turbūt problemėlė, nes nemanau, kad jis yra pagrindinis užsakovas. Man atrodo, kad tam pokalbėje su Zelenskiu labiau reiktų analizuoti Putino mąstymą, nes panašu, kad iš ten buvo suorganizuotas tas puolimas. Nenorėčiau aš sutikti, aš atmetu šitą naratyvą, kad Putinas ten įtakoja Trumpą ir visą kitą, ir kad jie kalba Putino žodžiais. Ne, aš su šituo nesutinku, bet tokia nuomonė yra, tokia gali būti. Aš pagrįsti, sakykime, Tasos korespondentas, kuris streamino tą pokalbį, pateko į Baltuosius rūmus, nors nebuvo akredituotas, ir rusų oficialios žiniasklaidos žurnalistai ten jau nebuvo nuo 20 metų turbūt, nei vieno nėra buvę. Ir staiga į tą pokalbį, kai įsivyksta toksai, man kelia įtarimų, ir šiandien yra atsakymų, kas jį įvedė, nes leidimo duoti negalėjo, kaip jis sugebėjo išstreaminti tą pokalbį ir kodėl tik po to skandalingo viso įrašo buvo iš ten išgrūstas. Tai manau, kad visai atmesti tą versiją sunkoka, nes jis turėjo žinoti, kad... Bet, suprantat, Trumpas kalba apie santykių su Rusija atkūrimu, kažkokią visą kitą. Tai jeigu vyksta toks susitikimas to trikampio, kai susitinka dviese, pakviesti trečios šalies žurnalistą, aš nematau čia jokio skandalo, aš nematau čia jokio KGB pėdsako, jokio nieko. Kad tas susitikimas išsirutuliojo taip, aš niekas dabar pasaulyje ir Amerikoje, niekas nesako, kad tai kategoriškai, kad tai buvo surežisuota, kad to norėjo Trumpas. Taip kad čia yra spekulacijos, čia daug yra įvairiausių tų teorijų, kaip ir dabar pasižiūriu, ukrainiečių YouTube kanalai, ten kalba be jokių įrodymų, be nieko, kad Trumpas ten yra užverbuotas, kad ten jis... Propagandinis karas vyksta, tai viskas... Propagandinis karas vyksta, bet aš, dėl Trumpo verbavimo, tai aš sutinku su vienu tokiu analitiku, cinišku, sako, gerai, buvo ten Trumpas Maskvoje. Kaip jį galėjo verbuoti? Aišku, pakišo jam kažkokių ten merginų, Ar tai limpa prie Trumpo šiais laikais kaip kompromituojanti medžiaga? Aišku, kad ne. Taip, kad čia... Paaiškėjo, kad nelimpa, bet prieš 20 metų lipo. Prieš 20 metų aš įsivaizduoju, tai galėjo būti, bet dabar, taip kad čia aš atmetu visas spekulacijas ir, matot, dabar man atrodo, kad yra daug argumentacijos ir daug požiūrių yra, remiasi, nes man taip atrodo. Mes neturim jokių įrodymų, kad viskas vyksta vienaip ar viskas vyksta kitaip. Ir mes pažiūrėsim, aš manau, kad, mes esam maži, nuo mūsų nieko nepriklauso, skirtingai negu anos vyriausybės ten atstovai kalbėjo po Gabrieliaus Landsbergio eilinio interviu, ten kokiam nors CNN ar BBC, kad mes formuojam tarptautinės pasaulinės politikos darbotvarkę, nieko mes čia neformuojame ir mes čia praktiškai nieko nereiškim. Todėl aš manau, išmintingiausia mūsų pozicija būtų atidžiai stebėti, klausyti. Ir nežinau, kur tu link nori pasukti pokalbį, bet kalbant apie saugumą, taip, tų iššūkių yra, bet niekas dar kol kas nepasakė, kad NATO neegzistuoja ir šiandien NATO generalinis sekretorius susitikime su Lenkijos prezidentu pasakė, kad jeigu Rusija bandytų kažką kištis į Lenkiją arba į kitą sąjungą, atsakas būtų triuškinantis, tai aš su tuo sutinku, aš nemanau, kad NATO jau yra palaidotas. Nemanau. Ir nėra tokių indikacijų oficialių. Kas ten ką kalba, tai čia, sakau, yra informacinio karo dalis. Todėl aš manau, kad čia nereiktų pernelyg daug dramatizuoti, bet kad mes realiai nieko nedarom savo saugumui užtikrinti, tai čia tai yra faktas. Tai dabar gal ir darysim, tik tai problema yra, kad, ko gero, truputį pavėluotai. Ir iš tikrųjų, jeigu,
aš su daugeliu dalykų, beje, manęs tai visai neįžeidė Venso kalba, su daugeliu dalykų apie Europos vaidmenį ir galimybės sutinku, kad iš tikrųjų mes, per daug atsipalaidavę čia gyvename Europos Sąjungoje. Ir tikrai nieko nedarėme dėl gynybos, tai jo labiau, bet iš kitos pusės vėlgi, buvogi taikos metai, tai kaip ir buvo viskas logiška. Tai šitoje vietoje manau, kad Lietuva tam tikrą vaidmenį, Lietuva, Latvija, Estija vis tik tai vaidina, nes mes visą laiką buvome skeptiškai nusiteikę Rusijos taikumo atžvilgiu. Ir mus labai kreivai žiūrėjo beje dėl to, bet dabar gal žiūri nebe taip kreivai. Ir iš tikrųjų, jeigu mes politikos ir neformuojame, kaip tu sakai, tuo nebejoju, bet ją įtakoti ir kad klausytų, nes mes jau įspėjome, kad taip gali atsitikti, čia šansai didesni. Ne, tai dabar mes, aš turiu pažįstamų kariškių, kurie stovėjo, prie Lietuvos kariuomenės kūrimo pradžios ir visą kitą ir taip toliau ir panašiai. Tai jie man pasakojo, kad jie tą tezę, kad nepasitikėk rusais, jie kalė jau dešimtmečius. Tik tada sakė, gerai, jūs čia paglostė per petį, paplojo, mes žinom jūsų istoriją, labai suprantam, užjaučiam, bet gerai. Tai, matai, ir Europa... Dabar jau žino praktiką. Jo, dabar visi viską pamatė akivaizdžiai, bet problema ne ta turbūt, kad mes nieko nedarėm. Tai nieko nedaryti, tai reiškia išlaikyti status quo, ne tam tikrą. Bet pažiūrėk, kas įvyko Europoje. Kariuomenės buvo sunaikintos, tai nebuvo, aš nesakau, kad jos turėjo ginkluotis tuo laiku, tai buvo atsipalaidavimas, buvo iliuzijos, visa kita. Bet buvo atvirkštinis procesas, pažiūrėk, Vokietija sunaikino savo kariuomenę, net ir tie patys Britai dabar čia, kai jau iškėlė tavo Starmeris, reiškia, tą taikos atgrasimo pajėgų idėją, čia pradėjo jie skaičiuoti ir jie žiūri, kad atsiprašau, kaip sakydavo, atsiprašau, bet tų pajėgų ten nieko, net pas Britus nėra, ten yra 50 važiuojančių tankų, jų ten yra daugiau, juos ten greitai per porą savaičių, aišku, ten sutvarkytų, bet ten yra šiek tiek daugiau negu 100 000 karių, ten išdėliojusi visą kitą ir nieko nėra. Ir tos pajėgos, apie kurias kalba ten Starmeris ar Makronas, tai nei vokiečiai neturi, nei Britai neturi, nei Niderlandai neturi, nieks neturi. Padarom trumpą pauzelę dabar, grįšime, pratęsime apie tai, kas ką turi. Tai Vidas Raklevičius ir tuoj pratęsime pokalbį. Tęsime laidą. Šiandien studijoje su manimi Vidas Raklevičius, kolega, tarptautinis turbūt apžvalgininkas, jeigu vertint visą jo gerą. Kalbame iš tikrųjų apie, turbūt 3 dalykus, apie Amerikos ir Europos Sąjungos ateitį, apie Rusijos grėsmę keliamą ir apie tai, kaip mes čia reaguojame. Aš manau, kad tu teisus kalbėdamas tai, kad politikai turėtų nešnekėti, nebent tai yra oficiali pozicija Lietuvos suderinta, tai paprastai paliekamo arba ministrui pirmininkui, prezidentui arba užsienio reikalų ministrai, visi kiti turėtų susilaikyti nuo kažkokių komentarų, ypač nederintų. Žurnalistai šitoje vietoje jokio įsipareigojimo neturi tokio ir turbūt mes, galim net ir privalom tam tikrą prasme analizuoti, kas vyksta. Man atrodo, kad, mūsų žiniasklaida būdama, kaip būtų visa praktiškai, pakankamai liberalios pakraipos, iš tikrųjų labai keistai vertino įvykius Amerikoje, visai neklausydami, ką ten amerikiečiai daro. Ar tau nesusidaro toks įspūdis? Čia jau ne apie tarptautinę politiką, apie vidaus. Tai visiškai akivaizdu, jeigu pasižiūrėsime, čia matai, reikia dabar, aš manau, atskirti labai 2 dalykus. Vienas dalykas, tai, kas vyksta pačioje Amerikoje. Mes apie tai praktiškai neinformuojame. Mūsų žiniasklaidai tai visiškai neįdomu. Mes tik tai, mūsų žiniasklaida akcentuojasi ir tik tai susifokusavus yra į tai, koks yra Amerikos santykis dabar tuose dėrybose. Viskas. Tai yra toks vienas mažytis nedidelis segmentas. Visa kita tarsi neegzistuoja. Tai
Amerikoje vyksta, dideli dalykai. Ten iš esmės yra dekonstruojama administracinė ir biurokratinė valstybė. Ten dabar laužoma viskas. Ta biurokratinė sistema ir net pas mus daugelis neįsivaizduoja, kokio tai masto yra. Pavyzdžiui, dabar jie ten visiškai beveik sumažino tą švietimo departamentą, viskas paliekama ten tik tai tokie finansavimo skyrius, viskas kadangi Jungtinės Amerikos valstybės. Tai vat jie atsisako tos centralizacijos ir daugybė funkcijų perkeliama, atiduodama atgal, reiškia, valstijoms ten arba valstybėms. Ten Maskas ten šluoja tos, kiek jis tų milijardų jau pririnko ir ten kažkokia iš vis fantastika, ką jis ten daro, reiškia. Suprantate, čia yra esminis konfliktas, kodėl Europa konfliktuoja su Amerika. Nes yra dvi visiškai skirtingos sistemos ir jos, kaip vaizdžiai tariant, jos nesueina. Europa tai yra centralizuota biurokratija su totalia kontrolė kiekvienam žingsnyje. Lietuva yra tos centralizuotos biurokratinės administracinės europinės sistemos dalis. Ir automatiškai mūsų žiniasklaida yra šitoje apkasų pusėje. Nes dabar tos dvi sistemos konfliktuoja. Tai, reikia pripažinti, kad ten dabar Trumpas ir jo komanda tai yra tokie, sakysim, politikos kaubojai. Jie žodžių į vatą nevinioja ir jie reiškia atvirą panieką, atvirą neapykantą šitai europiniai biurokratiniai sistemai. Dėl to europiečiai žiauriai pyksta, nes jie nori, ta Briuselio biurokratija, jie nori išsaugoti tą status quo, tą sistemą. Ir dabar tos sistemos, kai, reiškia, susikovė, tai automatiškai Lietuvos žiniasklaida yra šitoj pusėje. Tai čia nereikia turėti jokių iliuzijų ir tik tai aš vis dėlto norėčiau vieną faktą pasakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu mes nekalbam apie Ukrainą dabar, jeigu kalbam apie Trumpą, Trumpo politiką Amerikoje palaiko naujausios apklausos 93% jo elektorato. Tai suprask, kad jis daro tai, ką žadėjo prieš rinkimus ir visiems viskas patinka. Plus 47% nepriklausomų ir ten taip. Tuo tarpu, jeigu imti tokias nacionalinės apklausas, tai jos ten skaičiai šiek tiek svyruoja, bet nuo 60 maždaug iki 63% amerikiečių jie palaiko Ukrainą. Tai va čia yra toksai įdomus faktorius, kad vidaus politikoje Trumpas turi visišką palaikymą, bet vat štai savo santykyje su Ukraina jau yra šiek tiek kitas dalykas ir aš manau, jis negali šito ignoruoti. Tai va čia yra toks įdomus niuansas. Ignoruoti gal ir negali, bet kol kas, bent jau, tu prieš tai minėjai, pamiršau perkalbėti arba perklausti, kad jie tik tai šneka, bet kol kas nieko nepadarė. Padarė, sustabdė ginklų tiekimą Ukrainoje, tai buvo jau konkretus žingsnis. Bet tai buvo momentinis, tai jis buvo atnaujintas ir ta žvalgybos informacija. Taip, bet jis tokia šantažo priemonė, bet jinai buvo... Tai yra spaudimo priemonė, taip. Taip, bet tai reiškia, kad tokie žingsniai gali būti žengiami, čia nėra jau tuščia grėsmė, nes tai buvo padaryta. Vėlgi, pakankamai, atrodo juokingai, kad neįtakingas, bet jeigu prisiminti mūsų pačių nepriklausomybės istoriją, tikrai veiksmingas, ginklas buvo Amerikos balsas ir laisvoji Europa ir taip toliau. Štai uždaryta. Gerai, galiu paklausti tavęs kaip profesionalo. Amerikos balsas, pavyzdžiui, lietuvių kalba baigė transliacijas 2004 metais, ne? Atliko savo misiją, mes ten visą kitą. Tai yra milžiniška mašina, tai yra milžiniška sistema, tai yra taip toliau. Tai va dabar, jeigu žiūrint iš tokio Masko pozicijų, ne, kuris jis yra nepaveldėjęs turtus, jis yra sukalęs pats tos milijardus. SpaceX, Tesla, visą kitą. Teigiu ginčytis, bet ten su jo niuansų yra daug, manęs panašių. Nesvarbu, jo, bet jis yra efektyvumo, kaip sakyt, genijus, ne? Kitaip jis nepadarytų tokių verslų. Tai dabar, tu įlipk, kaip sako Britai, į Masko batus ir pasižiūrėk į tos didžiulės asignacijas Amerikos balsų ir pasakyk,
kas šiais laikais, koks žmogelis, tarkim, Turkijoje ar Turkmenijoje, kur reikia nešti demokratiją, atsisėdęs ant kelmelio ir trumposiomis bangomis klauso Amerikos balso. Ten dabar jau ne tik trumposiomis bangomis buvo, aišku, ir internetinis radijas ir visą kitą. Tai čia yra toks, žinai, efektyvumo dalykas, bet aš kalbėjau su kai kuriais mūsų Seimo nariais. Tai sakau, klausykit, ponai, tai jeigu Amerika uždaro, tai Europą, neškit demokratiją, kur? Kodėl visi visą laiką, aš neteisinu, gal tą Amerikos balsą reikėjo palikti, aš nežinau, bet kodėl visą laiką visi bado pirštais į ten ir nepasižiūri veidrodį? Dėl Amerikos balso tai nežinau, ten tiesimo ir Europą, bet pavyzdžiui, tą USAID programą, tai iš tikrųjų Europa iš principo iš dalies finansavo ir anksčiau, o dabar daug kur perima. Nes, kaip be būtų keista, prarasti net ir minimalią įtaką Afrikoje ar Azijoje, jau nekalbu apie čia mūsų regioną, yra, sakykime taip, nėra gudrus planas. Tai čia šitoje vietoje aš manau, kad propaganda veikia, pats žinai, iš savo patirties ir propaganda yra reikalinga. Ji nebūtinai turi būti su kažkokiu neigiamu ženklu. Galų gale ten ligoninės pastatymas kur nors Afrikoje arba infrastruktūros, šulinio vandens tiekimo sutvarkymas, atrodo menkniekis realiai, bet tiem vietiniam žmonėm, iš tikrųjų panašesnis į draugą, negu kad su ginklais. Bet žinai, radijas radijo, o kinai su rusais centrinėje Afrikoje susitvarkė su pinigais ir automatais ir viskas. Ir tu gali transliuoti kiek tik nori. O rusai su automatais prastai tvarkosi ir po truputį išstumiami, kinai praktiškai klesti, bet be vieno šūvio. Tai čia kaip pasveria savo veiklos efektyvumą ir kainas, nes dabar Amerikai pagrindinis yra, sakyčiau taip, argumentas šito valymo, to visų tų USAID ir, tarkim, Amerikos balsų uždarimo yra 2 trilijonai dolerių metinis biudžeto deficitas. 2 trilijonai. Tai apie tai ir kalbama ir šitas skaičius figuruoja visur ir visada. Sako, klausykit, mes turim 2 trilijonus, mes taškom pinigus į kairę, į dešinę, ten visą kitą. Dėl to, kad vyksta tas karpimas, Amerikos rinkėjai, jie yra patenkinti. Jie patenkinti. Ir jie sako 2 trilijonai kasmet, plus karui Afganistane ir Irake Amerika išleido 9 trilijonus dolerių. 9. Tai sako dabar gerai, jeigu tebūnie, ne 9 trilijonai, tebūnie 5, įsivaizduojat, kaip mūsų šalis atrodytų, jeigu tie pinigai būtų sudėti į infrastruktūrą, į ten tos. Tai matai, čia yra, mums iš šono atrodo vienaip, bet žiūrint iš amerikiečių rinkėjų pozicijos atrodo kitaip. Tai aš manau, dėl to, ką aš ir kalbėjau, mums reikėtų bandyti suprasti tos veiklos motyvus, tas motivacijas, kodėl jie taip kalba, kodėl jie taip daro, ir tada galbūt kažkur atsirastų tų sąlyčio taškų. Ne, motivacija, ta prasme, kad Amerikai užtenka jos pačios yra normali, kadangi tie rinkėjai, kuriuos tu mini, turbūt iš jų 2 trečdaliai Vašingtono žemėlapyje nesugebėtų parodyti. Tai apie tarptautinės politikos interesus turbūt šnekėti neverta. Iš kitos pusės, ta garsi Čerčilio frazė, kurios pirmą dalį visi labai mėgsta, kad demokratija yra šūdina forma, bet geresnis galvojo. Jo, bet frazės pabaiga yra, bet užtenka 5 minutės pašnekėti su paprastu rinkėju, kad suprastų, kad tieko gero. Ne, ir dar plius yra, žinai, dar yra niuansas, kad pagal amerikietiškos politikos tradiciją visi labai žiūri rinkėjai, ką prezidentas daro vidaus politikoje. Mokesčiai, ekonomika, darbo vietos, čia yra jų pagrindinės mantros. Užsienio politika jiems yra kažkokia, kaip tu sakai, neparodytų Vašingtono žemėlapį, tai tau nieks neparodys, turbūt iš 10-9 neparodys Ukrainos. Taip kad jiems tai yra labai toli ir nelabai suprantama ir galų gale nelabai įdomu. Turbūt daugelis mūsų klausytojų ir žiūrovų matė tą tokį fainą Netflixo serialą, ne tik Netflixo, Yellowstone, ne?
Nu tai va tu paklausk va tokių žmonių Vidurio Amerikoje, ar tau rūpi ten Ukraina, ar ką, nu, supranti, va čia yra tas, kaip ta problema atrodo mums ir kaip ta problema atrodo jiems. Va, tai yra ir sudėtinga mums susišnekėti, aš suprantu. Ne, tai apie save irgi galima pasakyti, mums taip pat rūpi įvykiai Centrinėje Amerikoje ar, sakykime, taip, Pietų Afrikos Respublikoje, mes, na ką, ten kažkur išpjovė milijoną žmonių berods, ne, per savaitę. Tai religiniais ar genties ten pagrindais. Ar mes dabar Sirijoje ten išpjovė. Taip, ir nelabai mums rūpi. Tai jo, čia galima amerikiečių suprasti. Tik tai problema, kad na, jų iš tikrųjų ir ekonomika laikosi ant tarptautinių santykių, kol jie juos gali diktuoti. Nes realiai doleris leidžia jam turėti tą deficitą. Jeigu doleris tampa nebe pagrindinė atsiskaitimo valiuta, jie praranda praktiškai viską, jie tiesiog yra skolininkai. Aš visiškai sutinku su tavimi, aš nemanau, kad yra labai išmintinga pyktis su visais iš eilės. Tai, ir vienu metu. Ir vienu metu. Tai kokia jinai bebūtų galinga, kokia jinai būtų ką, bet, nu, turbūt kariauti ten 5 frontais iš karto, nu, nėra išmintinga. Gerai, padarom dar vieną reklaminę pauzę ir grįšime ir pabaigsime pokalbį. Grįžtame į studiją. Šiandien su manimi kolega Vidas Raklevičius ir mes kalbame apie Europą, Ameriką ir Lietuvą. Gal grįžkime arčiau prie Lietuvos. Kaip tau atrodo, ko trūksta mūsų žiniasklaidai? Nes manau, kad vėlgi, pasižiūrėjus į mūsų Seimą, į vyriausybę ir taip toliau, nematau šiandien didelių tarptautinių santykių ekspertų. Žmonių, kur aš aš net neironizuoju, net nenoriu kalbos blogo apie juos pasakyti. Gal jie iš tikrųjų yra išmano kažką, gal jie protingi žmonės. Problema yra ta, kad tarptautiniai santykiai yra dalykas, kurio reikia domėtis dešimtmečiais. Čia nėra taip, kad atėjau, pamačiau, nugalėjau. Nes daug kas sako, oi, iš Trumpo mes to nesitikėjome, pavyzdžiui, apie santykius su Putinu. Na kaip jūs nesitikėjote? Jis dar prieš pirmus rinkimus. Britas nuo eskalatoriaus pareiškė, ar nebūtų nuostabu, kad mes būtumėm geriausi draugai su Rusija. Kurioje vietoje jūs to, tai buvo prieš 10 metų. Ir link to buvo nuosekliai einama po truputėlį, ta prasme. Susitikimai su Putinu, su viskuo, kaip tu sakai, jisai daro tą, ką žadėjo. Ką žadėjo, jis nieko... Žinai, kalbant apie tai, tu tikrai palietei labai gerą temą apie tarptautinių santykių ekspertus. Mes esam maža valstybė, ne? Mes tikrai, nu kiek čia mūsų yra, ne? Ir man tai pikčiausia, kad mes sugebam visi su visais susipykti ir mes tikrai nevertinam žmonių, į kuriuos jau valstybė, visuomenė jau yra investavusi. Pavyzdžiui, buvę diplomatai, buvę garsus žurnalistai, buvę ten visokių tarptautinių organizacijų žmonės, ambasadoriai. Pavyzdžiui, mes juk Lietuvoje pasikeičia valdžia ir visi išmėtomi. Ir tada susodinami savi. Pavyzdžiui, gerai, kodėl nesusodinus ten, aš dabar, žinai, visi įsižeis, bet nesvarbu, Ušackas, Linkevičius, buvę užsienio reikalų ministrai, buvę ambasadoriai, buvę tarptautinėse organizacijose. Mesgi neturim Lietuvoje, jokio rimto normalaus think tanko, ne to smegenų centro. Bet vėlgi, kaip tu sakai, čia toks efektyvumas kabutėse. Tam reikia skirti pinigų, tam reikia turėti ne tik noro, bet tai kainuoja. Arba tie žmonės... Pavyzdžiui, ką aš daryčiau Nausėdos vietoje, ne? Ką aš daryčiau? Aš, pavyzdžiui, kartą per mėnesį sukviečiau tuos visus žmonės nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų, kas kažką dėjo ar kažką. Ir būtų sąlyga tokia, jeigu tu nenori sėdėti su visais, neik. Bet jeigu tu nori dalyvauti bendram labui kažką, ateik. Ir galėtų, pavyzdžiui, sekmadienį ateiti 10 ryto be kaklaraiščių ir diskutuoti. Kažkoks būtų think tankas, kažkokios įvairios nuomonės, kažkas kristalizuotųsi, kažkas judėtų.
ir dabargi įgauti tos, pats žinai, tos tarptautinės patirties, tai reikia metų. Reikia, vieni ten moka atsidaryti duris Vašingtone, kiti moka atsidaryti duris Londone, treti moka atsidaryti duris ten Briuselėje, kiti turi ten patirties su NATO. Tai mes nebranginame šitų žmonių, o keičiasi valdžia, visus nušluojam ir statom naujus žalius ir vėl viskas iš naujo. Tai aš manau, va čia yra didžiausia Lietuvos bėda, kad mes tikrai nevertinam tų žmonių, bet jeigu norint daryti tokius dalykus, reikia perlipti per save. Nes dabar yra savi svetimi, priešas draugas, ir viskas. Ir tada tuo viskas užsibaigia. Grįžtant truputėlį prie Amerikos, Trumpas irgi padarė tą patį. Susodino žmonės, dauguma iš kurių praktiškai net buvo prieš tas organizacijas, kuriems jie vadovauja, pavyzdžiui. Pavyzdžių toli nereikia praktiškai visi. Tai yra žmonės, kurie, bent jau iš išorės tikrai nepanašus į kompetitingus. Vėlgi, matai, ta kompetencija žiūrint, dabar mes irgi vertinam jų kompetenciją iš savo varpinės, kadangi jie daro ne tai, ką mes norim, kad jie darytų. Bet nebūtinai, ta prasme, iš tikrųjų, kaip yra daroma, matosi, kai vieną dieną atleidžiami žmonės, kitą dieną griausminga laišką rašai, kad grįžkit, brangieji, čia klaida įvyko, galų galia, paskutinis skandalas su susirašinėjimu programėlėje apie karinius veiksmus ir priėmimas į grupę žurnalisto, iš tikrųjų nerodo didelės. Čia sutinku, čia visiškai. Tai aš tik norėjau pasakyti, kad tai, kad mes jauna demokratija, nieko bendro neturi su to, kaip mes elgiamės, panašu, kad čia blogas pavyzdys gali būti užkrečiamas bet kur. Tai čia, manau, kad tavo tos idėjos geros, bet vėlgi yra žmonės, politinės ambicijos, jis sunkiai realizuojamas. Tai taip, nes, žinai, lietuvis... Ta pati, Linkevičių paminėjai, gerai, tai Nausėdai tai jis yra svetimas. Kaip ir nei jo pažiūrų, nei jo partijos, tai lyg ir, bet gali pakviesti. Bet jo pati partija nenori. Jo paties partija niekur Linkevičiaus nesiūlo. Bet tai mes dabar ne apie partiją klausom, mes dabar kalbam apie tokį, žinai, pakilkim šiek tiek aukščiau savo partinių ambicijų, ten partinių postų dalybų, visą kitą, ir tokį vaidmenį galėtų atlikti prezidentas. Kodėl ne? Jis yra pagrindinis užsienio politikos formuotojas, jis yra vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas, visą kitą. Kodėl tas think tankas negalėtų suktis, pavyzdžiui, aplink prezidentūrą ir ne tai, kad man naudingi, žinai, ten tokie, kurie man ten ranką bučiuotų, bet skirtingų pažiūrų, bet, suprantate, tai yra žmogaus mentaliteto, išsilavinimo ir kultūros požymis. Jeigu tu negali diskutuoti ar kalbėti su žmogum, kuris tau, pavyzdžiui, yra nepriimtinas, ar ten galbūt tu jo nemėgsti, bet tu vis tiek gali jį išklausyti. Visi mes turim skirtingas nuomonės ir tose nuomonės yra racionalaus grūdo, tai reikia jas sudėti kažkaip į vieną krūvą, bet mes kažkaip Lietuvoje nesugebam akumuliuoti tų visų dalykų. Čia jeigu priešas, tai mes jį metam, čia draugas, nesvarbu, ką jis kalba, čia yra taip, man šitas mane žudo. Ir aš, Bet problema tai, kad mes dabar jau ir patys su kaimynais, net tam buitiškam lygmenį, kur neturėtumėm tikrai problemų turėti, tos socialinius tinklus, socialinius burbulus, per galų gale kryptingą dezinformaciją dažnai, kuri skirtingų žmonės bei skirtingą pasiekia, vienus viena, kitus kita. Mes iš tikrųjų neberandame visuomeninio sutarimo. Ir čia ne tik Lietuvoje. Manau, kad visam pasaulyje... Grįžtant prie Lietuvos žiniasklaidos, kiek čia pas mus buvo, žinai, su USAID pinigais ir visokių fondų pinigais kovojama prieš Rusijos propagandą, ne? Ten paskaitos, seminarai, ten kongresai, kas tik nori. Dabar kažkaip tai apmažėjo. Nesvarbu. Bet pažiūrėk, kaip elgėsi mūsų žiniasklaida. Kas ten Lietuvoje žino ir domėsi, kur ten kokio Kirkorovo tėvo laidotuvėse, kur ten kažką. Tai jie traukia šituos visus į paviršių ir sako, žiūrėkit. Tai palauk, tai tada, ir tų Rusijos tokių naratyvų yra pilna ir jie įsivaizduoja, kad tai rodo, kaip yra blogai. Bet tą žinią daugelis sutraktuoja visai skirtingai.
nu tai pati žiniasklaida deda tą rusišką temą, nuolat eskaluoja koks skirtumas, kad ten kažkokia aktoriukė iš kažkokio rusiško serialo kažką pasakė, ten kažkas kažkur padarė. Bet pati žiniasklaida tai traukia, jai reikia klikų, tai va, ir paskui toks uždaras ratas, ir po to patys su tuo kovoja. Man atrodo, dar kita dalis yra, kai mes bandome kažką paneigti rusų propagandą, išspausdinami. Tai va būtent. Apie ką 90% žmonių net nežinojo. Ir net nežinotų, kur ieškoti. Tai būtent. Tai šitoje vietoje, manau, kad čia mes dar turim daug ko pasimokyti. Kągi, ačiū klausytojams, ačiū pašnekovui. Šiandien, priminsiu, su manimi buvo Vidas Raklevičius. Mes laidą baigėme. Iki kito ketvirtadienio. Ačiū. Viso geriausio. Laida remiama Medijų rėmimo fondo.